galėjau pakėlti. Deividai, eik tu prie mūsų. Į kampą. Palink Deividai. Mažiukas valstybės į kampą, kurios įviršinės keliauja. Deivi, ką reikia stipriai pasakyk. Jo. Vyk, vyk. Lenkis į kampą. O! Ai! Arnai! Amor! Paim. Ai! Ai! Jej! Vamos. Gerai, vaikų. Arnai! Laurijai! Ką aš jai fubausiu? Ėmėjau stabdyk kamuolį žemę. Buvo įvarčių dabar. Tai ne buvo. Valiūnai! Lauryna, eik į dėdį. Nejudyk. Nugara. Aik vieną, šauk į tuos vartus. O! Čia turi Laurinai atiduot man. Vartai! Vartai! O! Jo, vaikukas eina kaip. Gerai, Vaidai. O, uždai. Vartininkų treneris. Vadybininkai. Viskas baigėsi, laimėjau čia. Ledų nepirks treneris, sakė. Vaikai, dėmesio, baigėsi turnyras Velykinis, mūsų pirmą kartą tokį organizavom. Velykinį, gal bus tradicinis, jeigu norėsit ir atvažiuosit kitą kartą. Tikslas, manau, įvykdytas buvo populiarinti futbolą, kelti jūsų meistriškumą ir aišku išrinkti geriausias komandas ir geriausius žaidėjus. Taigi 4. vietą laimėjo Alytaus rajono sporto centro komanda. Kviečiam vadovą. Trečią vietą laimėjo Jiezno gimnazijos komandas. Vadovą kviečiam. O kapitonas taurę ateina. Ne taurę, jūs tą nešturėjai. Antrą vietą iškovojo Prienų kūno kultūros sporto centro komanda.
Jau kaip jau įprasta šiais metais. Šiais metais ir kalėdinio turnyro nugalėtojai tapo Tačių Rūdos. Berniukų komandą kviečiam vadovą. Vadovą. Valio. Nuotrauką įsidėk ant sprando, tik veido neuždėk. Lietuvos geriausias žaidėjas Rokas Buimila. Prienų Donatas Mikionis. Ir Kazlų Rūdos Paulius Pranskevičius. Tai ačiū komandos vadovam, ačiū vaikams, kad susirinkot, atvažiavot ir dabar neįsilaužtus bendrą nuotrauką padarysim.